kūnų harmonizavimas. Užsimerk, pasišypsok. Leis Kūrėjui ateiti į tave, apkabinti tave, išvalyti tave. Harmoninga asmenybė yra tuomet, kai visi jos kūnai, fizinis, mentalinis, emocinis ir dvasinis, dirba harmonijoje. Protas klausosi sielos, kūno, emocijų. Visi kūnai klauso vienas kito. Dirba dieviškai harmonijoje. Nėra nei vieno svarbesnio, nei vieno žemesnio, nei vieno mažiau svarbaus. Visi yra vienodai svarbus, visi turi savo rolės ir visi dirba dieviškai harmonijoje. Kūrėjau, suharmonizuok mano emocinį, dvasinį, mentalinį ir fizinius kūnus. Tegu jie pradeda dirbti visiškai harmonijoje, dieviškai harmonijoje. Tegu jie žino, kaip tai daryti, kaip klausyti vienas kito. Tegu įvyksta mano kūnas.